Labas rytas. Esu Ieva. Esu žmogus, kuris gyvena holistinį gyvenimą ir per edukacijas, per raindrop masažus, masažus su kamertonais vedu žmonės į sveikatą, į viso kūno ir emocijų balansą. Tai šiandien noriu Jums papasakoti apie AromaLift masažą, veido masažą. Ir prieš tai, žinoma, reikėtų paminėti šiek tiek istorijos. Kadangi aš neseniai susipažinau su šituo masažu ir yra labai svarbu ir priemonės, ir pasiruošimas, ir istorija, ir žinoma eiga. Tai AromaLift masažas yra atrastas Japonės Miyuki Kazumi su ta mintimi, kad padėti išskirstyti susikaupusią limfą, taip pat atpalaiduoti masažo metu ir žinoma panaudoti tyrus, švariausius pasaulyje eterinius aliejus, kurie mus išveda tiesiog į grožį, į šviesą, pakelia vibracijas ir suteikia daug malonių aromatų. Kadangi aš naudoju Young Living eterinius aliejus, tai yra, kaip minėjau, terapinius, pačius švariausius pasaulyje. Kodėl? Nes jie yra išrasti Gary Youngo. Galbūt ne kiek išrasti, kiek grąžinti į pačią švariausią, tyriausią būseną. Tai ir pačiu geriausių būdų išgauti. Tai Gary Youngas yra, aš turiu jo biografiją, yra šis vyrukas, kurio tarp gyvųjų nėra, bet jo yra didžiulis palikimas ir jis buvo išradėjas, altruistas, distiliatorių mokslininkas, išradėjas distiliavimo aparatų. Jisai be galo mylėjo gamtą, jis pirmiausia buvo ūkininkas. Gary Youngas buvo tas žmogus, kuris grąžino eterinius aliejus į tą pačią pirminę aukščiausių vibracijų, geriausio, tyriausios konsistencijos būseną ir dėl to mes juos saugiai naudojame ir ant odos, ir gariname, ir papildų pavidalų naudojame. Dėl to, kad tai yra saugu. Kodėl? Nes Gary Youngas sukūrė Seed to Seal kokybės standartą, apie kurį galėčiau plačiau papasakoti, žinoma, kitame video. Seed to Seal, trumpai tariant, tai reiškia, kad viskas yra kontroliuojama be kompromisų. Nuo sėklos, kuri yra pasėjama, augaliukai žiūrimi, visos sąlygos, dirvožemis, vieta, kur jie auga. Ir kadangi daugiausia ūkių turi Young Livingas pats, tai Young Living kompanija, tai jie šituos eterinius aliejus ir patys distiliuoja ir patys visą tą procesą kontroliuoja. Todėl mes gauname tuos, kaip minėjau, tyriausius, aukščiausios klasės eterinius aliejus, kuriuos yra saugu naudoti mums ir vaikams. Ir Seed to Seal kokybės standartas, tai reiškia, kad prižiūrima viskas nuo dirvos iki distiliavimo ir iki tol, kol mes gauname tą tyrą buteliuką, kuris yra labai daug kartų su išmaniais aparatais patikrinamas, ar tikrai nėra ftalatų, nitratų ar visokių kitokių dalykų ir ar atitinka Gary Youngo sugalvotus sukurtus standartus, nes eterinis aliejus turi dar tam tikrą sudedamąją dalį turėti. Taigi, kadangi aš bendradarbiauju su Young Living kompanija, tai šiandien mes ir naudosime Young Living produktus. Tai apie Gary Youngą tiek, nes iš tikrųjų apie jį yra ir visa biografija ir galima tikrai ilgai šnekėti, nes dėka jo ir aš pati atradau gyvenimo pilnatvę, mano sveikata grįžo į tą harmoningą būseną, taip pat sūnui padėjau ir mūsų santuokai padėjau. Tai, sako, mažiau šnekų, daugiau veiksmo. Tai šiek tiek noriu dabar papasakoti, kaip reikia pasiruošti AromaLift masažui. Pirmiausia, reikėtų apsirengti rūbeliais, kurie atidengtų mūsų kaklą ir kad būtų pažastys laisvos. Tada reikėtų
pasiimti gumelę ar kažką tai susirišti plaukučius, nes mums reikės žinoma veido ir šiek tiek kaklo. Tada ką dar rekomenduoju turėti, yra augalinių aliejų mišinys čia skiedimui. Čia yra Young Living V6. Jis yra šiek tiek kitoks negu kiti augaliniai aliejai, nes yra dehidruotas. Tai reiškia, kad neturi tiek to riebalo, kuris tiesiog prikimba ir jį sunku paskui išskirstyti ir oda gal ne taip gerai pasisavina. Tada, ką aš rekomenduoju turėti, tai yra toksai vadinamas roll-on, arba jau yra su galiuku, toksai vat, ar jie būna ir mažesni, arba galima tiesiog eterinio aliejaus buteliuką turėti ir va šitą va angaliuką atskirai. Jisai taip gražiai nusiema, svarbu, kad būtų tas angaliukas su rutuliuku. Tada, žinoma, reikia eterinių aliejų. Kaip gyvėjų, nes aromalift masažas, veido masažas ir sukurtas yra, kad naudoti su eteriniais aliejais. Tai mes turim eterinių aliejų ir dabar koks dar pasiruošimas. Tai visų pirma, reikėtų nusiplauti veidą, švarias rankas turėti. Aš naudoju tik Young Living išskirtinai priemonės. Kodėl? Nes aš jomis pasitikiu. Dėl to, kad ir augalams, ir taip pat produktams naudojamas E2SEAL standartas. Tai reiškia, kad šios priemonės yra 100% augalinės, iš patikimų šaltinių gauti ingredientai. Ir netgi yra, pavyzdžiui, dušo želė bazė. Tai reiškia, kad jinai neturi jokių eterinių aliejų. Tai net ir pačiom jautriausiom nosytėm ar odelėm yra puikiai tinkama. Tai šiuo metu aš naudoju dušo želė nusiprausti veidui ir kūnui, bet žinoma yra ir atskirai veido linija, kurią teko išbandyti, tikrai yra labai maloni. Taip pat yra šveitiklis, kurį naudojam, bet šveitiklį nenaudokite ryte, kad dabar yra saulė, kad neatsirastų pigmentinių dėgnių arba šaltyje nenušaltų. Ir žinoma, dar yra mano mėgiamas Boswellijos kremas, bet čia jau yra po aromalift masažo. Tai prieš pasiruošimą aš jums noriu šiek tiek papasakoti apie aromalift masažą. Kas tai yra, tai sužinosim žinoma praktiškai. Kokia jo paskirtis? Tai yra sąmoningai prižiūrėti savo odą su 100% augalinėmis, natūraliomis, saugiomis priemonėmis. Dar žinoma vienas dalykas, čia gal jau taip savaime suprantama, mes turėtume nusimti papuošalus, kad jie netrukdytų. Žiedai turbūt, jeigu tokie netrukdo, jeigu didesni, galima ir juos nusimti. Taip, taigi kuo šis masažas mums yra naudingas ir ypatingas? Jums. Tai pirmiausia, atjaunina veidą, nes tonizuoja suglebusią odą ir sušvelnina raukšleles. Tai yra, jau minėjau, limfodrenažinis masažas. Tai reiškia, kad išsklaido gleivių spūstis ir sumažina veido patinimą, kurį sukelia, pavyzdžiui, skysčių kaupimasis dėl gal nebūtinai gerai funkcionuojančių inkstų, arba tiesiog yra tam tikra tendencija, žmonės vakare išgeria vandens ir ryte patinsta. Taip pat gali būti dėl toksinų, alergijų ar uždegimų ir gerina veido kraujotaką ir aktyvina limfą. Taip pat suteikia veidui spindesio, pagerina kraujotaką ir deguonies tiekimą į odos paviršių. Todėl oda pradeda natūraliai švytėti. Taip pat aromaterapinis poveikis puoselėja mūsų ne tik odą, bet ir protą, ir kūną, nes naudojami dažniausiai tokie raminantis, atpalaiduojantis eteriniai aliejai, kurie, žinoma, mažina stresą ir pakelia nuotaiką. Taip pat naudojamos 100% augalinės saugios priemonės, kurios pagerina įsisavinimą ir suteikia saugumo naudojant odai ir visam kūnui. Ir netgi pagerina mūsų kaklo būseną ir skydliaukės veiklą. Taigi pradėkime nuo ko. Šiandien bus 2 edukacijos, tai yra viena, pasidarykime mišinį šiam masažui.
Antra dalis tai yra masažo praktika. Taigi šiek tiek noriu jums atsidengiam, ar ne, ką turėsim atsidengti. Įmame tą buteliuką, kaip minėjau, nuimame angalį viršui, tada pilame eterinį aliejų. Aš rekomenduoju, kas ypač dar nesate bandę eterinių aliejų, pradėti nuo tokių švelniausių, nuo tokių, kurie ir aromato prasme yra švelnus, ir odai yra labai ir naudingi, ir pamaitina, ir padrėkina, ir, žodžiu, spogelius naikina, ir netgi žaizdeles gydo. Tai yra kopaiba, arba kopalis, arba yra sandalmedis, alojas sandalwood. Yra kitas Royal Hawaiian Sandalwood, ten jau prabangesnis ir iš tikrųjų, ypatingas eterinis aliejus. Dar kas turite visokių ten egzemų, dermatitų, tai irgi yra labai puikus sprendimas, nes jie yra kopaiba uždegimus mažina ir galima naudoti taip pat levandą. Yra tikrai daugiau patarimų ir jeigu kam domins, galėsiu parašyti komentaruose, kokius eterinius aliejus galite naudoti šitam masažui. Yra netgi mišinys sukurtas Aroma Life, su kuriuo mes darome originaliai, bet šiuo metu jo neturiu. Tai pasiemam buteliuką, pasiemam eterinį aliejų, įlašinam, kokius galite 8 lašus įlašinti, aš kadangi buvau iš anksto įlašinus, tai šiek tiek jums mažiau. Galite pamaišyti, galite kopaibą pamaišyti su sandalmedžiu. Sandalmedis iš tikrųjų yra nuostabus, nes tokį tirštumą turi ir jeigu kas matote, yra pas mane panosiai toks pašerpetojimas, tai reiškia tikrai kažkas tai valosi. Ir čia buvo toks patinimas ir tas patinimas sveiksta pereidamas į odos lupimąsi. Tai būtent šitą sritį atsargiai, kad nedaug reikia į akis, kad nepakliūtų, tai tepu, tai labai gražiai iš tikrųjų atsisluoksniuoja. Tada mes imame po eterinio aliejaus, mes imame tą augalinį. Aš rekomenduoju V6, jūs galite rinktis ir kitą augalinį, tik ne rapsų ir ne saulėgrąžų, nes ten, gal nepasakosiu apie jūs, patys žinote. Tada įpilame V6, praskėdžiam. Tiesiog galite, jeigu, sakykime, 8 lašai eterinio aliejaus, tai turi būti 2 daugiau arba 3 daugiau to augalinio aliejaus mišinio. Tada mes imame tą angaliuką. Aš jau kamštelio net neužkimšiu, nes jo nereikės dabar. Imame angaliuką, jį uždedam, jis labai gražiai užsispaudžia. Ir tada lengvai sumaišome. Galima netgi pašėlyti su gražia intencija. Prašau, kad man ir moterims ar vyrams, kurie čia dalyvauja ir bandys šį masažą, kad jis būtų naudingas, malonus ir atneštų gražių dalykų. Taigi, pradėsime. Tie žingsniai masažo yra labai įdomus ir specialūs, specifiniai, nes tai yra ir aromaterapija. Šiek tiek prisiartinsiu kamerą. Taip, mes pirmiausia, ką padarome, tai šitą mišinuką patepame į delnus. Suaktyviname ir tiesiog pakvepuojame. Tiesiog leiskite savo pabūti su tuo. Galima taip užsidengti, galima taip. Tiesiog pabūkite. Tada vėl imame angaliuką ir tepsime Z raidę. Dabar parodysiu, kur. Mes smakrą daliname į 2 dalis. Tai yra į vieną pusę link ausies,
Tada jeigu pasuktumėt kaklą šonu, matosi toksai įstrižinis toks raumenukas, ar ne? Tai va šitą tai va čia naistepsime ir tada žemiau eis Z raidė čia po raktikauliu. Taigi pradedam, kadangi ne visada taip gerai tepasi, tai pakelti galvą rekomenduoju. Tai čia pradedam Z viršus, tada eina per tą įstrižinį ir čia ir kitam šone. O dabar masažo judesiukas, tai yra mes pirštų galiukais žnaibysim. Tai parodau, kur žnaibom, parodysiu, kur šiek tiek patapšnojam. Tai Z viršaus raidės makriuką čia šiek tiek pažnaibom, čia šituos pažnaibom, o čia sukamaisiais judesiais pamasažuojam. Darome tai 9 kartus. Sukame. Opa. Na, aš padarysiu mažiau, jūs namuose padarykite 9 kartus, nes noriu pereiti prie kito žingsnio. Dabar tepame nosies kampučius, kur yra ta minkštoji dalis. Ir mes lengvai sukamaisiais, tokiais tapšnojamaisiais judesiukais patapšnosim. Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Galima netgi pasukti, bet, 9 kartus, ar ne? Hop. Toliau eisime prie kito žingsnio. Galima paspausti netgi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Dabar yra veide, kur mūsų skruostikaulis, tai mes patepsime po skruostikauliu link ausies. tą mišinuką nuo nosies link ausies, abi dvi pusės. Tada ką mes darome? Tai paimame ir sukamaisiais judesiukais, geriausia būtų 2 pirštais, tuos skruostikaulius pamasažuosime. Tai imame 2 pirštukus nuo nosies, lengvais judesiukais. Jeigu jautresnė odelė, tai švelniai darykite, jeigu tokia plona jautri. Ir irgi 9 kartus. Kadangi tai yra mano pirmas video, dabar supratau, kad pirmą žingsnį aš visgi pražiopsojau. Tai prieš, kur sakiau, Z raidę tepame, mums visgi reikėjo paimti ant pirščiukų galų ir mes pamasažuosime, tiesiog į pažastis dedame rankas ir 9 kartus pasukam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tada, kaip ir minėjau, Z raidė, tada prie nosytės ir skruostikauliai, ar ne? Dabar ką mes darysime, tai tepsime šitą mišinuką virš antakio. Opa. Ir šiek tiek suimant odą su pirštų galiukais pažnaibysim. Irgi 9 kartus. Opa. Skaičiuojam 9. Na, matyt, tas skaičius turi kažkokią tais prasmę. Šiek tiek tempdami į viršų pažnaibome. Tokie lengvi žnaibomieji judesiukai. Dabar toliau, ką mes darome, tai yra tepame virš antakių.
Tai yra tokie, žodžiu, kadangi visi norime eiti į šviesą, visi norime kažką gero patirti, tai mes tiesiog brėšime spindulius į visatą. Tai bus 3 linijos, žiūrėkit, nuo antakio pradžios, tada per vidurį ir krašte. Tada kitas, pradžia, viduriukas ir kraštas. Ir ką mes darom, tai yra, žinoma, tose vietose taip pat būna ir raukšlių pas kažką, tai mes imame 2 pirštukus ir sukamaisiais judesiukais juos išmasažuojame po 9 kartus. Žiūrėkit, kad oda nesitemptų per daug, nes tada papildomai darote raukšles. Tiesiog lengvai sukite sukamaisiais judesiukais, tink, 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 po 9 kartus. Dabar dar yra vienas žingsnis, tai yra ausytės, tepsime ausis. Čia yra labai daug taškų mūsų visų organų. Tai tepame tą išorinę dalį. Čia ir iki pat apačios, lygiai tą patį ir su kita ausimi. Dabar ką mes darome, tai mes irgi lengvai pažnaibysim. Lengvai pažnaibom, o apačią galima patampyti. Žodžiu, pirmiausia pasižnaibom, op. Irgi darome tai 9 kartus. Tikrai paraudonos ausis, bet tai nieko tokio. Čia ne dėl gėdos, o čia dėl grožio. Ir kadangi išgirdau tokią istoriją ir galiu pasidalinti, kad pasirodo netgi padeda vaikus pažadinti, kuriems sunku rytais keltis, paimti eterinio aliejaus, patepti tą dalį ir patampyti už ausų čia spenelių. Tai patampame dar ir, kad atsibustume ir mes. Vieną kartą kol kas bandžiau sūnui, nežinau, ar suveikė, jis toks bent jau išsibūdino labiau, bet reikės bandyti matyti daugiau kartų. Taigi 9 kartus ausytėm padarė, paraudonavo mano ausis, bet tai nieko tokio. Tada brėšime vėl ten pat Z raidę, kurių rodžiau pradžioje, tai nuo smakro link ausies, tada įstrižai Z ir po raktikauliu. Ir vėl kitoj pusėje tą patį. Opa. Ir ką mes darome? Mes darome tuos pačius žnaibomuosius. Čia žnaibom, čia žnaibom, o čia sukame. Čia žnaibom ir sukame. Čia tai darome irgi po 9 kartus. Aš, aišku, darau greičiau, nes to pačiu šneku rodau ir mano gal tempas greitesnis. Jūs galite neskubėti. Noriu dar pridurti prie šitas masažas yra labai naudingas, kai jūs, pavyzdžiui, atsikeliate ryte, patinusią odą, paburkusiomis akimis, gal neišsiskirstė gerai limfos skysčiai, tai padeda visą tai jums išskirstyti. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs ruošiatės kažkokiai šventei, kažkokiam svarbiam renginiui, pokalbiui, tai yra labai naudinga pasidaryti šitą masažą ir išsiskirsto. Tikrai gražių atsiliepimų jau girdėjau. Tada imame tą patį, ką mes pačioje pradžioje darėme, ant pirštų galiukų. Patepam šito mišinio. Pirštukus lengvai pasukam ir į pažastis dedame ir 9 kartus pasuksime. Jeigu jūs dar negirdėjote, tai ten mūsų irgi taip pat yra limfos taškai ir ypatingai yra labai faina tose vietose moterims susižiūrėti, dar krūtinė. Tai va, tai tas masažas toksai, tai dar kartą pakartoju žingsnius. Pirmiausia, mes imame šitą
mišinuką, pakvepuojam iš delnų, tada tepame pirštų galukus pažastis, tada imame Z raidę čia, pasižnaibom, parutuliuojam, tada imame nosies kampučius, paspaudom, viską darom po 9 kartus. Tada po skruostikaulių tepame, irgi pamasažuojam švelniai. Tada tepame virš antakio, juos keldami į viršų pažnaibome, tada brėžiame spindulius į visatą. Tai yra vienas pradžioje, kitas per vidurį, trečias gale ir 2 pirštukais juos išmasažuojame. Tada tepame ausytės, tą kraščiuką, kispenelio ir irgi tokiais žnaibomaisiais judesiukais išsimasažuojam ausytės. Tada mes vėl grįžtame ten, kur pradėjome, tai yra Z raidę, padarome tą masažiuką žnaibomaisiais judesiukais čia sukamaisiais ir pati pabaiga, tai yra patepam pirščiukus ir vėl pažastis 9 kartus pasukame. Tai dėkoju, kas žiūrėjote. Labai iš tikrųjų džiugu, kad vis daugiau žmonių eina šituo keliu, kur atsisako dirbtinių chemikalų, nes kitą paskaitą tikrai atsiųsiu apie tai, kaip dirbtinės priemonės veikia ne tik mūsų odą, odos paviršių, bet ir skydliaukę, ir visą kūną. Ir jeigu jums norite pabandyti šitos eterinius aliejus, dar nesate bandę, tai kviečiu tiesiog išbandyti kelis dalykus, kadangi neseniai grįžau ir išmokau Latvijoje veido facial beauty harmonics, žodžiu, tokio veido masažo, kuris yra atliekamas su veido linija, Young Living veido linija ir su kamertonais. Tai yra tokios šakutės, kurios turi tam tikrą vibraciją ir dar mano antgaliai yra su kristalais. Tai žodžiu, gaunate ypatingą poveikį, nes ir natūralias priemonės su eteriniais aliejais, ir kamertoną, ir akmenis, ir žodžiu, ten, tikrai ten yra labai, labai ypatingas masažas. Tai kviečiu jau išbandyti, nes man tai yra tikrai labai nauja, bet labai fainai jau norisi dalintis. Arba, žinoma, galite parašyti žinutę, kad norit susitikti, pabandyti, kas tie eteriniai aliejai, kuo jie ypatingi. Ir susitiksim, pabūsim, pabendrausim, patarimų padalinsiu. Tai va, tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Linkiu naudoti būtent Young Living eterinius aliejus, tyriausius, švariausius ir būkite ne tik išorėje gražus, bet ir viduje, kad jums būtų pilnatvė, gėris visame kame. Tai iki kito karto, iki mielieji.